Labą dieną. Norim pristatyti frontalinį krautuvą Intertech gamintoją, kuris yra skirtas nuo 25 arklio galių iki 35 arklio galių. Šito krautuvo keliamoji galia yra 400 kg, jo kelimo aukštis yra 2,20 m, kasimo 10 cm. Jis turi euro prikabinimą, tai tinka visi padargai šiuolaikiniai, turi trečią funkciją, kuri valdoma elektrohidrauliniu vožtuvu, taipogi turi greitą fiksavimo mechaninę jungtį, jį galima lengvai atkabinti, turi greitą jungimą, pasistatot lygioje vietoje ant pastatymo kojų ir ištraukėt po vieną kaištį. Tai traktoriui nereikia visą laiką vežioti bereikalingo svorio. Būtent šį modelį galima pritaikyti bet kuriam tiek japoniškam, tiek kinietiškam traktoriui, tiek Yanmar, Iseki, Kubota, Dongfeng, Himamota ir visiems kitiem. Nuo 25 arklio galių pagal jūsų traktoriuką. Šis būtent yra skirtas FarmTrack 26 modeliui. Intertech firma gamina nuo, sakykime, mažiausių traktoriukų frontalinių krautuvų iki didesnių, tai yra vidutinių, didesnių yra dar didesni. Frontalinis krautuvas turi euro prikabinimą, turi mechaninį padargo fiksavimą, taipogi turi trečią elektrohidraulinę porą. Tai rulonų grėbtuvui, kaušui su prispaudimu arba mėšlo kaušui. Keliamoji galia yra 1,6 t, o kelimo aukštis yra 3,65 m. Yra greitai montuojamas, kaip matot, galima lengvai atkabinti ant tiesaus pagrindo, kad nereikėtų visą laiką su juo važinėti ant traktoriaus. Taipogi jį galima montuoti ant daugumos traktorių, kurių cilindrų skaičius yra 4, ta prasme trumpesnis priekis. Tai John Deere, Case'ai, Deutschfarai ir taip toliau. Tai va dar norėčiau pristatyti taipogi Intertech firmos frontalinį krautuvą, kurio keliamoji galia taipogi yra 1,6 t, bet jau kelimo aukštis yra 3,90 m. Šis frontalinis krautuvas yra pritaikytas MTZ traktoriams, kurių akumuliatoriai yra priekyje, po kapotu, arba turi balkinį Carraro tiltą. Jis yra šiek tiek ilgesnis už anksčiau minėtą. Intertech firmos frontaliniai krautuvai vizualiai žiūrint, jie yra labai panašus. Iš tikrųjų, mažesnio yra kelimo aukštis, kaip ir minėjau, 3,65 m, vidutinio yra 3,90 m ir dar yra ilgasis, kurio kelimo aukštis yra 4,15 m. Kaip ir minėjau, galima montuoti ne tik ant MTZ traktorių, visi europietiški traktoriai taipogi galima pritaikyti jiems. Tai yra modelis IT 1600L, tai reiškia ilgoji bazė, jo kelimo aukštis yra 4,15 m, keliamoji galia yra 1600 kg, kaip matot, galima kabinti įvairius padargus. Šiuo atveju yra rulonų grėbtuvas.